mano pirmas video geras. Į Kauną? Nu tai sveiki gyvi. Išaušo ta diena, kai galiu pristatyti naują projektą. Šiuo metu važiuoju pasiimti dvigubo tralo ir ne šiaip sau, nes važiuosim į Klaipėdą. Tai naudodamasis progą, kad važiuoju jau į Klaipėdą pasiimti naują projektą, kartu vežuosi savo dabartinį EKM6 pas Hamutą, susižiūrėti su išmetimo kolikais, naujai sumapinti ir paieškoti visgi tų jam priklausančių arklių su išmetimo kolektoriais ir velenėliais. Tai dabar varom tralo, kraunamės ir lėksim į Klaipėdą. Max greitis, chebrytė. Kontentas iš tralo. Da, pusdienis liko. One eternity later. Nu tai sveiki gyvi. Važiuojam į Klaipėdą. Šiandien gal atvažiuosi. Atėjo laikas sumapint M113 5,5 litro Domo motorą. Nepraėjo nei pusę dienos, mes net Kryžkalnio nepasiekėm. Na, negana to, kad tralo top speedas 80, tai dar kažkoks čiūvas čia bevažiuodamas iš priekabėlės sugalvojo pamėtyt mulčiaus maišų kažkokių, tai supranti. Tai ta fūra, kur važiuoja priešais mus, spėjo dar aplenkti tą maišą, o mes kaip dūrėm dešiniu ratu į tą maišą, taip dūrėm. Jūs juokitės? Man tai nejuokinga visai. Kojyčių nebejaučiu. Išsigandau. Čia yra mano pirmas video geras. Ką tu čia darai? Galvojau lenkt, bet pamačiau, kad už fūros dar vieną fūrą. Ir paspaudžiau stabdį, va čia ir bėda, nes dabar iki 8:05 vėl reikės pusės valandos. Toj Kryžkalnis, žinok, reikia sustoti. Gerai. Pasijungt diagnostiką rankinę. Alles gut? Gerai, čia apsukom. Oi, čia apsauga nuo lietaus. Ir Tai- tada viską šlapia. Apvyniojom mašiną, va, kad neprilytų, nes Kaune lijo, Kryžkalnį čia. Čia toks apvyniojimas, tai Nu, iki
iki Klaipėdos turėtų išsirengti, aš manau. Oi, vėl apsuko. Pristatau naujas liveris. Naujas Domo liveris. Be sparnų. Be nieko. Atsargiai per dišlių lipkit, vyrai. O. Gerai. Visa va mašina tokia išdraskyta. Rankenų nėra. Bagažinės nupjaustytos, aš nesuprantu kaip čia, kam čia to reikia iš vis. Va čia. Tai va, važiuojam mapint. Suksim ant stendo. Žiūrėsim, ką čia išgausim iš šitų nesąmonių visų. Nieko nesimato, bet va. Biški grožio yra įvirinta. Ir sudėti ketkiamsai. Tepalų yra? Čia yra variklis. Yra. Ką matome čia? Turbakas irgi yra, bet nėra. Kažkas tai yra, kažko tai nėra. Tuo kišim nagus giliau. Dubisa, girdit? Dokumentai. Vo. A ką tai reiškia? Bum. Žirgas. Žirgas. Čia arkliai. Arkliai. Į Kauną. Praeis. Gerai. Nu tai laba diena, mes jau Klaipėdoj. Tai fakto šito važiavom mapint ir dar važiuosim. O kaip ir naujas projektėlis ir tikrai ne eko būstas. Tai vat su tokiu sąstatu važiuosim į Kauną. Ką čia filmuoji? Kontentą kuriu. Kontentą? Atvažiavom pas Kamut. Drambliukų driftas. Šiaip padarysiu gerą darbą.
Only fun, ne? Reik perstatyti tralą. Kontentas. Nenuvarom mašinos nuo tralo, nes siekia dugną. Parodyk, parodyk. Parodyk, ką rodyk. Jau dabar gražiau biškai, jo. Gerai, o tokiais va gestais mes bendraujam. Iš trečio karto pavyko. Čia liečia, va čia va ties savaržom. Biški norėtųsi, kad lendai kažkas. Nubrauksim sveiką šoną, ar nenubrauksim sveiką šoną? Tai reikia sėsti už vairo kažkam. Gerai. Kažką tai. Nu jo, čia. Normaliai, viskas gerai. Viskas gerai. Duris prisidaryk. Palauk, ką, perskaitai. Gali atsipūti. Žinais? Ne, pamatuonė tam. Dabar šitą tam. Dabar, ne, dar negerai. O, dabar bet gerai. Laik. Ne, palauk, tai persi. Leis, Andrius. Vairą pasukti į kairę. Nes tas ratas tau negrius patrauks.
Uždaryk duris. Dar biškį į kairę. Dar. Gerai, paleis stabdžius iš lėto. Palauk. Važiuoja jinai tipo? Ne. Jeigu eini į viršų, šitą tempą. Va. Taip. Tampa. Ačiū, traukiasi, aš jau žinau, tai ne. Stop! Stop, viskas gerai, puikiai. Pareguliuoju. Eina latį gerai. Čia per galiuotę yra, tai štai ir supaškai. Išims. Pasai neužsiraikė. Biškai, jei pasatikai. Tomai labai iš lėto. Kėsik vairą. Gerai? Jo, nesikrėjau. Vis. Mission complete! Veidrodis, dar kažkas. Rado problemų. Pinigai! Jam kažkas sveiko. Irgi nuprostintas. Ne, čia dažas atsilupęs, ar ne? Gerai, aš nusikabins kitą dieną, nuo stabilių tada ką. Gerai, va. I came to like a... Ja. Išvartyk čia lentynas dar visas, nu? O, ką, antra... Ne, čia jau nežinau, kelinta čia ta misija. Aš galiu paklausti, kodėl garaže mes visą laiką tas nesąmonės darom naktį. Nes prie tamsos daugiau drąsos. Prie tamsos daugiau drąsos. EcoBoost. 8 cilindrų EcoBoostas. Boss, like a boss. O, salnikėlius reiks keist. Jau, jisai keis salnikėlius net neužkūręs. Einam, davai ieškoti užkūrimo kažkokio tai. Reik degimą įjungti. Laiko dar turim. Nu tai laba diena kitą dieną. Kadangi prieš tai per daug nieko neparodėm, tik tai aplinkui apibėgom tą mašiną, tai gal dabar biškį daugiau papasakosim. Tai vat naujas projektėlis, Mustangas. Tiesiog sugalvojau, kad visai smagus atrodo automobilis, kažkas naujo, naujos patirtis. Tai vat tiesiog niekada neturėjau Amerikono ir nebandžiau kotleto pakelt. Tuoj biškį atidarau kapotą. Tai turim 5 litrų Kojoto antros generacijos motorą. Jau uždėtas biškį kitoks įsirbimo kolikas. Tai čia panašu Amerikonas jau norėjo, kad jisai važiuotų truputį geriau negu turbūt važiavo. Tai iš esmės damidžo turim, kaip matot, priekinį sparną, lempą. Panašu, kad buferis. Na, bet iš esmės dar čia kaip ir remontuojamas. Kažkur čia turbūt mėtosi va priešrūkinis. Arba posūkis. Jo, va ir priešrūkinis yra. Aišku, su nulaužytais laikikliais. Bet viskas viet, net ir pilnas skysčio bakelis. Tai vat, čia kaip ir longeronai viskas tvarkinga, gražu. Tai turim linkusią amortiką, tai dabar vienintelis toks įdomesnis reikalas, kaip jisai sudaužė tą mašiną. Tai panašu, kad smūgis būtas iš tenai, nes gavo į ratą
linko amortikas, suplėšė sparną ir konkrečiai sutrynė duris, tai iššaudė užuolaidos, bet panelės ir vairo airbagai sveiki, tai tik tai užuolaidos iššaudė. Šitom durim jau viskas, labanaktis, nebent dar va kokia rankena, spynos, apatė apšyfkė. Oi, stikliukas. Nu čia reikia biškį atsargiau. O, nežinau ar matos, jo matos, jau bėga kraujas, popa. Tai vat. Oh my god. Ir panašu, kad čia va biškį reikės atstatyti tą kampą, nes laikykis, nes pats vyris yra paspaustas į vidų, tiek turbūt viršutinis, tiek apatinis, tai visą šitą reikės truputį patampyti, kad atsistotų atgal į savo vietą. Bet šiaip sakyčiau, kad čia to damidžo, nu aišku, kapotas, bet čia manau dar turėtų tam kartui išsilyginti. Tai kadangi nesieksiu aš jos pakelt su ekspertizėm, su viskuom į gatvę, tai mano toks pirmas, kaip sakant, lengvas amerikietiškas projektas pasidaryti mašiną tiesiog išvažiavimui į drifto aikštelę, į Madžiūnus kažkur tais. Tai iš esmės išsilupam visą galinį saloną, visą priekinį čia sėdynės, visą kitą. Iš esmės centrinę konsolę noriu palikti, airbagus irgi faktas, kad reikės išmontuoti. Tarp kitko šitą, kai pirkom aukcione, dar nebuvo, matosi, kad va visiškai šviežiai įrūrino, bet jinai jau atvažiavo į Lietuvą, atplukdė ją į Lietuvą su šituo įlenkimu. Kas yra įdomiausia, kad turbūt tai pakraunant Amerikoje į konteinerį. Galima įti vidų pasižiūrėti, kas gera. Mustanginė. Tai vienu žodžiu, visas centrinė konsolė visa yra išlupta. Šiandien, tarp kitko, iš karto atvažiavęs pasiėmiau raktą, prasisukau motorą ranka, pasižiūrėti ar sukasi, nes galvojau, gal specialiai išardė, kad, nu, tipo, negalėtume užkurti ir girdėti ke motorui. Bet panašu, kad su motoru gal viskas bus gerai, o čia tiesiog kažkoks įdomesnis savininkas buvęs. Vien sprendžiant iš to, kad yra ledų kažkoks pultelis. Tai čia gal biški buvo žmogus prie tuningo ir buvo gal čia susidėjęs kažką labai įmantraus ir tiesiog, kad nemerkt pinigų atgal į mašiną ir jam draudimas už tai nekompensavo. Tai jisai tiesiog viską išsilupo. Tik kažkur tai mačiau bagažiniai mėtosi čia šitos grotelės ir apdailos. Tai va taip va. Nu, darbelio bus įdomaus, pasižiūrėsim, kaip čia kas atrodys. Reiks nusimti lubas, nors iš tikrųjų tai lubų aš visai norėčiau tokiam for fun drift kare. Nu čia visokių plastikėlių, čia va tipo kaip ir yra centrinė ta konsolė, kuri turėtų būti va čia. Bet nėra nei vieno mygtuko, tik yra ekraniuks, kurio fiškė, man atrodo, irgi yra nukirpta. Tai va taip va, tokios tokelės, tiek žinių. O čia va kažkoks mikro USB ledas. Net nežinau, kam jisai skirtas. Bet bent varžtų paliko, bus galima panelę susisukti. Čia įtariu, šitie čia turėjo būti kažkur tais. O taip va. Magelį pasigarsinom, nebepagarsinsim. Nu, vienu žodžiu, yra visokių šitų blokelių, tai reiks kažkada tais turint laiko prisėst, pradėt žiūrėt, ardyt. Ir dar ką pastebėjau, ko iš tikrųjų aukcione pirkdami net nematėm, kad čia turim jau Corsa Performance exhaust. Ir realiai visas yra iki kelnių. Išmetimas jau yra visai padarytas, į kur nereiks pinigų kišti. O va čia įdomu.
reiktų pasižiūrėti katukus. Čia. Kadangi išmetimas darytas, panašu, kad katukų greičiausiai nebėra. Nu gaila. Peiginėliai. Turime elektrinę kolonkę, kur iš esmės dedant vaisfabo kitą elektrinę kolonėlę mes šitą mesim lauk ir dėsim E90. O, lenkta vairo traukė. Daugiau kaip ir nieko. Vienu žodžiu, čia apačia viskas sveika, slenkščiai irgi visi pilni, nieks nieko, net nesutampyti. Čia jokių raukšlių irgi nesimato. Nu, sakyčiau, visai čia vykęs modelis gavosi nupirkti. Pažiūrėsim, kai užkursim, ar viskas bus tvarkoj. Man įdomu, kaip jie tos katukus išpurtė. Ačiū buvo atsukai. Šiaip reiktų metalinę daiktą kokį. Čia toks jausmas lyg kažkas būtų, o čia nieko. Tai bus juokinga, jeigu bus tik tai vienas išoperuotas, o kitas ne. Čia įdomiai. Išmetimo kolektoriai. Irgi tokie biški įdomesni. Nu, vienu žodžiu. Tai vat, tiek to mano naujo projekto. Žiūrėsim. Realiai reikia dar KM6 bodį sudėti naujai. Ir visgi KM6 norėčiau parduoti, kad normaliai užkrūtint šitą projektą. Tai va tiek, kaip sakant, tam kartui tiek. Ir turbūt jau daugelis, kas mane sekat Instagrame, matėt, kad šį sezoną dirbu su Benediktu Čirba. Tai su jo komanda šiais metais važiuosime į Drift Masters. Tai viena iš priežasčių, dėl ko aš pats nevažiuoju šiais metais, nes, bandysiu pasisemti dar kitokios patirties. Tai vat. Tai tiek ir nežinau, gal kažką tai dar pafilmuosiu, kada kažką veiksiu garaže. O turbūt artimiausias momentas tai bus Matsuris, kur pats nevažiuosiu, bet manau, gerai važiuosim praleisti laiką, pasišnekėti su šaika ir pasivažinėti driftaksuose. Tai jeigu jums įdomus šitas projektas, spaudžiam subscribe, like ir pasimatom kitam video.